Suvalkija vien lygumos, tolumos, platumos. Suvalkija ir lygumos neatsiejami dalykai. Vingiuotų vieškelių artėjame prie Sasnavos. Tradiciškai aiškinama, kad Sasnavos pavadinimas kilęs iš lietuviško žodžio susna, sunykęs, nususęs. Tačiau visai šis žodis nedera prie suvalkietiško orumo, tiesumo, didžių darbų pomėgio. Tai šioje žemėje mūsų tautinio orumo šaknis, mūsų pilietiškumo ir politinio sąmoningumo daigai. Čia augo ir tvirtėjo mūsų tautos ąžuolai, savo užsispyrimu, darbštumu, savo gyvybės energiją sukūrė pamatus Lietuvos valstybei. Vienas iš tokių galiūnų yra netoli Sasnavos, Selemos Būdos kaime. 1866 metais gimęs Kazys Grinius, gydytojas, visuomenės veikėjas, trečiasis Lietuvos prezidentas. Čia jis ir sugrįžo. Iš čia didelį susirūpinimą dėl lietuvių tautos likimo, slepiančių žvilgsnių, Lietuvos prezidentas palydi kiekvieną keliautoją, pralekiantį jo gimtosios Sasnavos žemės keliais į neaprėpiamus Suvalkijos tolius. Beveik kaiminystėje, netoli Pilviškių, yra Paežerių kaimas. Čia 1858 metais gimė kitas Suvalkijos krašto dvasios ąžuolas – Vincas Kudirka. Jo tėvų sodyba buvo įsikūrusi ant Paežerių ežero kranto ir labiausiai jis mėgo kletelę. Joje 1965 metais iškilmingai buvo atidarytas memorialinis Vinco Kudirkos muziejus. Dabar čia saugoma apie 1000 eksponatų. Silpnas kūnų, išėjęs pačiame kūrybinių jėgų žydėjime, amžinai jaunas Vincas Kudirka liko Paežerių kaimo laukų žydėjime, ežero bangų ošime, Lietuvos Respublikos himno akorduose. Šešiolika kilometrų į pietus nuo Vilkaviškio, prie Aistros upės, dešinio Širvintos intako, įsikūrė bartininkai. Šiuo apylinkių gyventojai dar Vytauto laikais vertėsi bitininkystę. Tada buvo sakoma bartininkystė. Vos už 3 kilometrų į pietvakarius nuo bartininkų yra Aškabalių kaimas. Jis įsidėstęs prie Aistros intakų. 1851 metais čia gimė Jonas Basanavičius. Jo pavardė sutinkama dar 17 amžiaus bartininkų parapijos bažnyčios knygose. Daugelis Jono Basanavičių protėvių buvo labai gabūs žmonės. Jo tėvas Jurgis 4 metus buvo bartininkų vaitas, labai teisingas ir gerbiamas žmogus. 1991 metų lapkričio 23 dieną, ten, kur anksčiau stovėjo Jono Basanavičiaus tėvų namai, įkurta sodyba muziejus. Romantinės lietuvių kilmės teorijos kūrėjas, didysis mūsų tautos švietėjas, gimė ir augo paprastoje kaimo troboje, tarp pačių paprasčiausių ir kasdieniškiausių darbo rakandų. Tačiau jo dvasia aprėpė jau nebe tik Suvalkijos,
o ir visos Lietuvos tolius, siekė dvasinio tautos gyvenimo lygumas, aukštumas ir slenkščius. Šalia Jono Basanavičiaus sodybos muziejaus ošia dar 1988 metais pradėtas sodinti tautos atgimimo ąžuolynas. Jis užima 40 hektarų plotą. Čia jau pasodinta apie 700 medžių. Ąžuoliukai virs ąžuolais ir oš ateities kartoms, primindami 20 amžiaus pabaigos atgimimo dainą, neleisdami žmonėms pamiršti, kokią kainą reikia mokėti už patį brangiausią dalyką gyvenime – tautos laisvę. Retas žemaitis, dzūkas ar aukštaitis ryšis keliauti ten, kur neturi jokių reikalų, prie pat mūsų valstybės pakraščio tyvuliuojančio Vištyčio. Tačiau šis ežeras nusipelno svečių iš tolimiausių Lietuvos kampelių. Tikras gamtos stebuklas atsiveria prieš nustebusias keliautojo akis. Vištytis yra didžiausias ežeras Suvalkijoje. Jis susidarė ledo luito išgulėtoje įduboje. Dėl to jis toks gilus, vietomis net iki 50 metrų. Ežeras, kaip kokia jūra, retkarčiais išmeta ir gintaro. Ežero pakrantės mėgstama apskrities gyventojų ir turistų poilsio vieta. Vištyčio miestelis įsikūrė 16 amžiuje. Ir jau 1570 metais gavo Magdeburgo teises. Lietuviai nuo seno jautė pagarbą dideliems akmenims, laikė juos užkeiktais žmonėmis, senovėje prie jų aukodavo dievams. Vienas iš jų ir dabar teberiokso šalia judraus plento, tai 6 metrų ilgio ir 4 metrų pločio Vištyčio akmuo. Senovėje jis tarnavo pagoniškoms apeigoms. Dabar tik šiaip stebina pro šalį važiuojančius. Jis savo kalbą prašo neskubėti, sustoti, nusistebėti jo didumu. Ties Vištyčiu suvalkietiškos lygumos ima banguoti ir keistis. Iškyla Pavištyčio kalnas. Jis aukščiausias Suvalkijoje, 282 metrai viršum jūros lygio. Čia pat, prie Ūdrinio ežero, yra ir Pavištyčio piliakalnis. Jau ir sutemos apgaubė Suvalkiją, pasigirsta nerimastingi gervių balsai, sukeliantys liūdesį dėl kažko, kas praėjo, pradingo ar begrįš. Paskutiniai saulės spinduliai dar spėja nuspalvinti medžių lapus, žadėdami naują gamtos veikos ir didingų žmogaus darbų pradžią, tolesnį gražiosios Suvalkijos klestėjimą.